Kelias į globą. Mūdu su vyru dar būdami studentai susidūrėme su tokiu vaiku iš vaikų namų ir tada padėjome jam nukakti iš vieno miesto į kitą ir buvo labai lietus lijo, jisai buvo apsirengęs labai prastai ir matėsi, kad labai pasimetęs ir mes jau tada supratome, kad kai galėsime, kai turėsim galimybės, mes norėsim padėti kažkokiam vaikui užaugti, nes supratome, kad yra labai daug vaikų, kurie neturi tokių pačių galimybių, galbūt kaip mes, kad turėjome tokių šeimų ir augę netokioje aplinkoje ir sakėm, kai galėsime, būtinai padėsime. Baigę mokslus išvažiavome užsidirbti ir šiaip pagyventi užsienyje, į Angliją išvažiavome. Tenai pagyvenome 10 metų ir paskui nusprendė grįžti į Lietuvą ir įsikūrė. Supratome, kad dabar jau yra tos galimybės, dabar jau kažką galima daryti ir mano akis užkliuvo už skelbimo apie budinčių globėjų darbą, nes aš tuo metu kaip ir neturėjau darbo, ieškojausi darbo ir nusprendžiau pabandyti, paskambinau į globos centrą, tenai labai malonios moteris mane apšvietė, kaip čia viskas yra ir papasakojo apie GIMK mokymus ir taip pat prasidėjo viskas.